laidos partneriai Vilbra, foto video prekių ir paslaugų lyderiai Lietuvoje. www.vilbrafoto.lt. Efektyvi apsauga nuo drėgmės poveikio, naudojant pačias naujausias technologijas. Jūsų automobiliui, namams, drabužiams ir ne tik. Apsilankykite nanotekas.lt. Šiuolaikiniai automobiliai yra saugesni, patikimesni, ekonomiškesni ir visais kitais objektyviais parametrais geresni nei pasirodė prieš 5, 10 ar ką jau kalbėti 20 metų. Tačiau ar jie įdomesni? Atrodo, jog automobilių gamintojai tik su labai retomis išimtimis tampa vis konservatyvesniais, bet kokios rizikos vengiantys nuobodybės. Nuobodžios korporacijos gaminančios nuobodžius automobilius nuobodiems žmonėms. Tačiau tai būdavo ne visada. Žvelgiant į palyginus neseną praeitį, galima aptikti daugybę atvejų, kai kažkas tokiose korporacijose nepabūgdavo ir nuspręsdavo gaminti ką nors neįprasto, drąsaus ir keisto. Dažniausiai prie klinikinės depresijos privesdavę kompanijų buhalterius, iš kurių būdavo atimami diržai ir batų raišteliai, tokie projektai virsdavo automobiliais, kurių daugybę trūkumų atsverdavo jų žavesys. Arba ne. Šiandienos Automoto laidoje būtent ir apžvelgsime tokį keistuolį. Kai 1986 m. Ženevos automobilių parodoje pasauliui buvo pristatytas Volvo 480, galima tik įsivaizduoti, kaip nieko keisto iš švedų gamintojų nesitikinti publika kraipė galvas. Volvo tuo metu žinomas kaip praktiškų ir ištvermingų sedanų ir universalų gamintojas metė akibrokštą. 480 buvo sportiškų ambicijų neslepiantis pleišto formos griežtai keturvietis hatchbackas su trejomis durimis. Savo koncepcija visiškai nepanašus į tai, ko galima tikėtis iš įprastai konservatyvaus Volvo. Ir tikrai vienintelė vieta, kur 1986-aisiais buvo galima rasti dar vieną lygiai taip pat sunkiai kokiai nors kategorijai priskiriamą automobilį, buvo Honda. Tuo metu siūlysi Accord Aero Deck modelį, su kuriuo šiandieną apžvelgiamas Volvo 480 dalinosi dar vieną ypatingą 90-mečiui būdingą savybę. Priekinėmis lempomis, kurios elektros variklių dėka pasirodo tik jas įjungus, o nenaudojamos slepiasi už gabaritinių žibintų, taip su automobilio kapotu sudarydamos vieną bendrą plokštumą. Dar vienas akį traukiantis aspektas, prisidedantis prie unikalaus Volvo 480 charakterio, tai bagažinės dangtis, kuris iš esmės yra tik didelis neįrėmintas stiklinis langas. Beje, tai buvo ne pirmas ir ne paskutinis kartas, kai Volvo panaudojo tokį sprendimą. Pirmą kartą jis pasirodė ne ką mažiau išskirtinėme 1972 Volvo P1800ES, o paskutinį kartą aptinkamas 480-ojo įpėdinyje 2006 Volvo C30. Stambus bamperiai ir visų keturių sparnų kampuose įmontuotos papildomos gabaritinės šviesos užsimena apie dar vieną įdomų Volvo 480 istorijos vingį. Kaip ir kiti to meto Volvo, 480 buvo kuriamas taip, kad jį iš karto būtų buvę galima pardavinėti Šiaurės Amerikoje. Deja, nepalankus dolerio kursas sustabdė šiuos planus, todėl bent jau oficialiai šis Volvo taip niekada ir nepasiekė Amerikos krantų. Beje, tai nėra vienintelė neišsipildžiusi keistojo švedų hatchbacko gamintojo Olandijoje Šiaurės Amerikai istorijos dalis. 480-ojo gamykla taip pat buvo paruošusi elektra varomus prototipus, versijas su turbokompresoriais, o taip pat ir variantas su turbininiu 2 litrų darbinio tūrio varikliu. Tačiau ko gero labiausiai gaila 480-ojo kabrioleto varianto, kuris nors ir buvo pristatytas 1990-ųjų Ženevos automobilių parodoje, prekybos salonų taip niekada ir nepasiekė. Mat subrangovas, su kuriuo Volvo buvo susitarę dėl kabrioleto gamybos, bankrutavo. Ne paskutinėje vietoje buvo tradiciniai Volvo, kaip saugių automobilių gamintojos reputacijai grėsmę kėlęs faktas, kad 480-asis kabrioleto kėbulų buvo ne toks saugus kaip hatchbackas. Prieš keletą metų retkarčiais 480-ąjį buvo galima pastebėti ir Lietuvos gatvėse, tačiau šiandieną gali pasirodyti, kad keistasis Volvo išnyko lygiai taip pat, kaip ir automatiškai atsiveriantys priekiniai žibintai, kuriuos saugumo reikalavimai pribaigė dar 90-ame dešimtmetyje. Tačiau Automoto norėjo iš arčiau susipažinti su vienu įdomiausių, bet gerokai primirštų visų laikų Volvo. Todėl į pagalbą buvo pasitelktas internetas. Mums pavyko surasti vienintelį šiuo metu Lietuvoje pardavinėjamą Volvo 480. Po kelių skambučių Automoto jau keliavo į Kauną, kur dienas šiuo metu leidžia 1993 metų laidos 480-asis
dėvintis juodą spalvą. Ši versija yra viena rečiausių, mat vietoje po kapoto dangčiu dažniausiai sutinkamo 1,7 litro darbinio tūrio variklio, šio 480 širdis yra modelio Saulėlydyje pasirodęs 2 litrų darbinio tūrio variklis. Automobilio savininkas Egidijus maloniai sutiko su automoto žiūrovais pasidalinti tuo, ką reiškia vairuoti šį netradicinį Volvo. Daugam gali kilti klausimas, kodėl kas nors turėtų pirkti Volvo 480. Juk vietoje jo galima būtų įsigyti daug įprastesnį automobilį. 480 šeimininkas Egidijus neslepia. Jam patinka egzotiški automobiliai. Prieš pasirinkdamas Volvo jis svarstė apie Nissan Silvia, pirmosios kartos Mitsubishi Eclipse ir Toyota Celica. Bet pašnekovo žodžiais tariant, pastarosios dvi buvo nepakankamai retos, o Nissan Silvia tiesiog nepavyko rasti. Volvo nebūtų Volvo, jei praleistų progą įdiegti pažangius saugumą didinančius sprendimus. Šiuo požiūriu 480 yra tipiškas Volvo. Mat jau nuo 1988 juose buvo montuojami dienos šviesos žibintai, funkcija palydėk mane namo, kuri užgesinus variklį kelioms minutėms palieka įjungtus priekinius žibintus. Automobilyje taip pat įmontuota sistema, kuri vienu užvedimo raktelio pasukimu uždaro abu elektra valdomus langus ir stoglangį, jei toks įmontuotas. Pirmųjų gamybos metų 480-uosiuose sutinkama dar viena įdomi funkcija. Jei yra įjungti priekiniai valytuvai, stipriai nuspaudus akceleratoriaus pedalą, automobilis padaro išvadą, kad vykdomas lenkimo manevras ir aktyvuoja greitesnį valytuvų veikimo režimą. Įdomu pastebėti, kad 480-ąją buvo montuojamas tuo metu novatoriškas pasyviojo saugumo sprendimas. Papildomi stripai duryse, saugantys automobilio keleivius susidūrimo iš šono atveju. Egidijus taip pat užsiminė, kad dažnai aplinkiniai 480-ąjį, ypač žiūrėdami į galinę automobilio dalį, sumaišo su anksčiau mūsų keliuose gerokai dažniau sutinkamu 4-osios kartos Honda Civic hatchbacku. Kadangi mūsų pašnekovas ne tik mėgsta netradicinius automobilius, bet ir turi jų ne vieną, Volvo 480 renkasi tada, kai norisi agresyvesnio važiavimo. Kaip išskirtinė automobilio valdymo savybė, Egidijus pamini tai, kad dėl gana mažo automobilio svorio, 2 litrų darbinio tūrio variklio galios ir trumpos ratų bazės, sėdint už vairo atrodo, kad esi tik tu ir variklis. Automobilio galo visiškai nesijaučia. Nors gali pasirodyti, kad tokio reto automobilio priežiūra gali kainuoti didžiulius pinigus, išlaidas sumažinti pavyksta dėl to, kad 480 dalinasi dugnu, priekinė ir galinė pakabos sistemomis, varikliais, transmisijomis ir stabdžiais su gerokai dažnesniais Volvo 440 ir 460. Žinoma, visada yra sunku prognozuoti, kurie automobiliai dėl kokių nors priežasčių taps kolekcionuojamais. Atrodo, jog Volvo 480 yra puikus kandidatas. Per 9 metus trukusį gamybos laikotarpį jų buvo pagaminta palyginus nedaug, o tų, kurie išliko iki šių dienų, vienetai. 480-ojo išskirtinumas, retumas, keisti istorijos vingiai tikrai turi šansų jį paversti kolekcionuojamu objektu. Nors šiandien jau beveik niekas neprisimena, kainos yra pasiekusios dugną, tikėtina, kad patys geriausi egzemplioriai po 10 metų ne tik nenuvertės, bet jų kaina tik didės. O kiek parodys laikas. Automoto dėkoja Egidijui iš Kauno už unikalią galimybę iš arčiau susipažinti su Volvo 480. Rumunija pasauliui davė tokius dalykus kaip grafą Drakulą, Nikolajų Čaučesku ir tikrąja to žodžio prasme monumentalius parlamento rūmus Bukarešte. Tačiau ne viskas, kas yra rumuniška, nori išsiurbti tavo kraują arba nubausti tave už nepritarimą asmenybės kultui. 2004 metais debiutavęs Dacia Logan tapo pirmoju ženklu, kad 1999 kompaniją įsigijęs gamintojas iš Prancūzijos, Renault, įžvelgė, jog net ir Europoje egzistuoja rinka naujiems automobiliams, kurie tenkina patį elementariausią žmonių poreikį nusigauti iš taško A į tašką B, tam išleidžiant kiek įmanoma mažiau pinigų. Prabėgus 9 metams po pirmosios kartos Logan pasirodymo, Dacia eksperimentas akivaizdžiai pasitvirtino. Šiandien gamintojo iš Rumunijos gamą sudaro 5 skirtingi modeliai. Vienas šviežiausių kompanijos Dacia Renesanso vaisių - tai Dacia Logi, kuris yra šiandienos automoto testo objektas. Dacia Logi yra erdvus kompaktiškas vienatūris, kuriame gali įsitaisyti 5 arba 7 žmonės, įskaitant vairuotoją, priklausomai nuo to, ar užsisakysite sėdynės 3-ojoje eilėje. Tiesa, automobilis savo proporcijomis kiek primena krovininius furgonus, tačiau to priežastis yra itin pragmatiška. Tiesiog tokia forma padeda geriausiai išnaudoti visą automobilio gabaritų suteikiamą erdvę.
Dacia Logi interjero erdvumas nusipelnė išskirtinių pagirų. 7-vietėje versijoje esant išlankstytoms visoms sėdynėms, bagažinėje vis tiek lieka daugiau nei 200 litrų vietos. Na, o sulanksčius 2 ir 3 eilės sėdynės, Dacia Logi talpa peržengia 2600 litrų ribą. Negana to, automobilio salone strategiškai patogiose vietose įmontuotų dėtuvių bendra talpa taip pat siekia 30 litrų. Virš automobilio salone sėdinčiųjų galvų lieka tiek daug vietos, kad net jei mėgstate nešioti afro šukuosenas, važiuodami Dacia Logi jos nesugadinsite. Vienintelis dalykas, kurio trūksta, kad Logi pasiektų praktiškumo Olimpo viršūnę, tai slankiojančios 2 eilės sėdynės. Tačiau ko gero pats svarbiausias automobilio privalumas – itin patraukli kaina. Kaip ir kiti Dacia modeliai, Logi galima įsigyti už 1000 ar net 10 000 litų mažesnę kainą nei panašaus dydžio konkurentus. Žinoma, Dacia prekės ženklų snobams įspūdžio nepadarys, tačiau vertinant objektyviai gana sunku suvokti, kaip 2013 metais įmanoma įsigyti praktišką vienatūrį, kuris atitinka visus ES keliamus saugumo ir emisijų reikalavimus už mažiau nei 34 000 litų. Negana to, automobilio gamintojas yra toks užtikrintas jo patikimumu, kad jam suteikia 5 metų garantiją. Toks pasitikėjimas turi pagrindą. Didžioji dalis Dacia Logi komponentų yra bendri su kitais Renault ir Nissan modeliais ir yra laiko patikrinti. Žinoma, Dacia Logi dizainas tikrai nelaimės jokio grožio konkurso. Automobilis atrodo gana konservatyvus, o žvelgiant tam tikrais rakursais net šiek tiek nerangus. Tačiau pamėginkime atsakyti savo į klausimą, kada paskutinį kartą matėme kompaktinį vienatūrį, kuris tikrai pakerėjo savo išvaizdą. Vienatūrio forma diktuoja jų funkciją, išskyrus galbūt Renault Avantime atveju. Tačiau tai jau visai kita istorija. Dacia Logi viduje nėra nė vieno mygtuko, svirtelės ar plastmasės panelės, kuri neprimintų apie tai, kiek kainavo pats automobilis. Tai nebūtinai yra blogas dalykas. Automoto manymu tai, kuo Dacia nusileidžia tūkstančiais brangesniems konkurentams, yra tikrai verta pinigų, kuriuos pavyksta sutaupyti perkant automobilį. Tokia jau Dacia filosofija. Taip, jos kuriant yra vietų, kuriuose yra taupoma, tačiau kompanijos sėkmės paslaptis yra protingas taupimas. Tik ten, kur tai nekelia grėsmės automobilio patikimumui, praktiškumui ir ilgaamžiškumui. Automoto teko bandyti gausiausiai sukomplektuotą Dacia Logi, labai ambicingai pavadintą Prestige. Vienatūrio priekinius ratus varė galingesnė 1,5 litro darbinio tūrio turbodizelinio variklio versija, turinti 110 arklio galių. Kam to per daug, gali rinktis to paties variklio silpnesnę versiją su 90 arklio galių. Yra ir benzininė alternatyva. Siūlomas 1,2 litro darbinio tūrio benzininis variklis, kuris dėl įmontuotos turbinos generuoja 115 arklio galių. Galiausiai siūlomas 1,6 litro darbinio tūrio variklis, kuris po Logi kapoto atsirado būtent dėl Dacia tikslo turėti versiją, kuri kainuotų mažiau nei 34 000 litų. Šios variklio charakteristikos rodo, jog jis dienos šviesą išvydo Ramzio antrojo laikais, todėl apie jį per daug nekalbėsime. Taigi prestižinėje Dacia Logi randame multimedijos įrangą su 7 colių įstrižainės ekranu, prie kurios, kaip ir galima numanyti, įmanoma prijungti nešiojamus grotuvus bei USB atmintines. Multimedijos įranga turi palydovinės navigacijos funkciją, taip pat bevėlių būdu sujungus su mobiliuoju telefonu veikia kaip laisvų rankų įranga. Apskritai ši sistema verta gero žodžio, ja naudotis itin intuityvu, paprasta ir patogu. To negalima pasakyti apie kai kurių kitų gamintojų multimedijos sistemas, kurios kartais išprovokuoja piktas mintis. Standartiškai Logi Prestige versijoje dar montuojama elektroninė stabilumo kontrolės sistema, oro kondicionierius, 16 colių lengvojo lydinio ratlankiai ir prestižinė natūralia oda aptraukti vairaratis bei pavarų jungimo svirtis. O galinio bamperio atžvilgiu yra montuojami gyvybiškai svarbus užpakaliniai atstumo jutikliai, kurie automoto manimų dėl automobilio gabaritų yra būtini. Galingiausias turbodizelinis variklis, visa jau minėta ir mažiau reikšminga, todėl nepaminėta papildoma įranga, Dacia Logi kainą nuo 34 000 litų padidina iki beveik 55. Vėlgi, nors nominalus kainos šuolis yra neginčijamai didelis, reikia nepamiršti, kad panašiai sukomplektuoti kiti 7-viečiai vienatūriai vis vien išlieka gerokai brangesni. Įsitaisius už Dacia Logi vairo vis neapleidžia jausmas, jog vairuoji komercinį automobilį. Taip yra dėl itin didelės erdvės virš galvos ir pakankamai aukštos sėdėjimo pozicijos. Vienatūris važiuoja itin minkštai, todėl primena senus prancūziškus automobilius. Persėdus nuo tradiciškai standžias pakabas turinčių vokiškų automobilių, pirmosios minutės gali būti net šiek tiek nejaukios, bet netrukus prie to priprantama. Visų vairuotojui pasiekiamų prietaisų išdėstymas yra logiškas ir patogus, todėl į ergonomikos daržą mėtyti akmenų nėra priežasties.
Nors praktiškai visi paviršiai yra iš kieto plastiko, todėl neįtin malonus liesti, tačiau nerėžia akies. Atrodo pakankamai solidus ir yra kokybiškai surinkti. 110 arklio galių turbodizelinis 1,5 litro darbinio tūrio variklis, kaip ir praktiškai visi mažo darbinio tūrio turbininiai varikliai, nestebina savo elastingumu ir yra pastebimai vangus tol, kol neįsijungia turbina. Šiai suveikus variklio trauka yra visiškai adekvati praktiškai bet kokioje vairavimo situacijoje. Itin malonu, kad šis variklis yra komplektuojamas su 6 pakopų mechaninė pavarų dėže, kuri labai padeda išnaudoti ribotą variklio elastingumą. Triukšmo lygis Dacia Logi salone, nei važiuojant mieste, nei užmiestyje, nėra ženkliai didesnis už tą, kuris yra būdingas kitiems šios klasės automobiliams. Viena vieta, kur nenorom automobilis primena apie savo utilitarinę prigimtį, tai važiavimas greitkeliu. Mat pūstelėjus stipresniam šoninio vėjo gūsiui, Dacia Logi apie tai iš karto praneša vairuotojui. Visas automobilio kėbulas vieną akimirką pastebimai pasvyra. Tokia jau neišvengiama didelio šoninio paviršiaus ploto, minkštos pakabos ir nedidelio svorio kombinacijos pasekmė. Galiausiai automoto neįtin patiko apie kuro lygį bake informuojantį skalę, įmontuotą spidometre esančiame skystųjų kristalų ekranėlyje, kuri yra padalinta į kelias padalas, todėl nėra tokia informatyvi kaip analoginė rodyklė. Nors Dacia Logi yra įmontuojamas kelionės kompiuteris, randantis atstumą, kurį pavyktų nuvažiuoti su kuro likučiu, automoto pageidauja analoginės rodyklės. Taigi tokie trumpos pažinties su Dacia Logi Prestige įspūdžiai. Vienatūris puikiai atlieka pagrindinę funkciją, kurią ir buvo sukurtas – patogiam nusigavimui iš taško A į tašką B, tam išleidžiant kiek įmanoma mažiau pinigų. Pats automobilis to neslepia ir nebando apsimesti tuo, kuo nėra. Ar yra dalykų, dėl kurių galima priekaištauti? Taip, tačiau yra labai daug dalykų, dėl kurių priekaištauti yra tiesiog nelogiška. Mat niekas kitas rinkoje šiuo metu negali pasiūlyti naujo, modernaus, visus saugumo ir emisijų reikalavimus atitinkančio, praktiško ir erdvaus 7-viečio vienatūrio su 5 metų garantija už tiek, kiek kainuoja Dacia Logi.